Ką pasidarėm per 25 metus namuose? Taigi, lubos, špakliavimas, užuolaidom angos, toliau šveitimas, dažymas, santechniniai reikaliukai ir toliau jau smagesni dalykai. Taigi, židnukas, spintos, grindis. Labiausiai patikęs dalykas tai virtuvinis surinkti. Surinkau vieną pati, tai tas variantas, kurį norėčiau dar ir pakartoti. Tuomet pasidarėm stalviršį. Taip pat iš parketlenčių atsirado dar daugiau baldų ir jau čia pats didžiausias smagumėlis. Apsigyvenom balandžio 26. Tuomet įsigijom dėvėtą sofą, užuolaidas ir galiausiai atvarėm darbuotis į lauką. Taigi įsilyginom visą sklypą, apsisėjom žolite, po kelių mėnesių jau viskas žaliavo, dar turėjom keletą ir arbuziukų, kuriuos, kaip čia pasakius, pusė ant pusės, kurie gavosi normalūs. Toliau visokie poliai, tvorai, pasiruošimas dar ir terasai, sandėliukas, laiptai, sienelė virtuvei, kad nesitaškytų riebalai, grindjuosčių klijavimas ir dar daugiau, ko nespėjau parodyti. Taigi, su naujais metais!